Tai karjeros specialistų asociacija norėjo išrinkti 25 metų karjeros žodį. Turime daugiau nei 33 tūkstančius iniciatyvos dalyvių. Pasiūlyta daugiau nei 3,5 tūkstančių žodžių. Mes tikrai dalinsimės po mažą gabalėlį tų idėjų, tų gražių minčių. Tačiau šiandieną, negaišindama jūsų laiką, noriu paskelbti top 10 žodžių. 10 vieta. Sėkmė. 9 vieta. 8 vieta. Atsakomybė. 7 vieta. 6 vieta. 5 vieta. 4 vieta. 3 vieta. 2 vieta. Ir 1 vieta, paskelbti 1 vietą, kviečiu LKSA valdybos narę Daivą Gramalienę ir pačiupti, prašau, viceministrą Daivutę. Nes kol jie lipa, noriu pasidžiaugti, kad mūsų iniciatyvos partneriai buvo Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, paplokite. Mūsų iniciatyvos partneriai buvo Lietuvos savivaldybių asociacija, paplokite. Ir mūsų iniciatyvos partneriais buvo Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra, ugdymo karjerai skyrius arba mums žinomas MUKIS. Tai Daiva. Kartu. Palaukit, duokim salei. Čia yra žodis, kurį labai daug kartų sveikinimo kalboje minėjo universiteto rektorius. Kas atspės, koks tai gali būti žodis? Komanda. Ne? Buvo vienas nuskambėjęs teisingas. Taip, tai mes galime visi kartu pasakyti, kad 2025 metų lapkričio 12 dieną minint karjeros specialisto pirmąją šventę, karjeros top žodis yra Darbas.